Sveiki! Kas jei pasakyčiau, kad tai ir jūs priaugsite raumeninės masės nepriklauso nuo pratimų, pakartojimų ar setų skaičiaus. Ir net ne nuo to, ar suvartojate pakankamai kalorijų. Kas jei pasakysiu, kad riebalų atsikratymas nepriklauso nuo to, ar esate kalorijų deficite, ar darote kardio ar panašiai. Šie dalykai be abejo yra svarbus, tačiau jie tampa netokie svarbus, jei nekontroliuosite tam tikro dalyko. Galite įsivaizduoti, kas tai? Tai yra hormonai. Galite daryti kokius tik norite pratimus, bet jei testosterono lygis bus per mažas, kortizolio per aukštas, raumuo visiškai neaugs. Jei turite per mažą leptino ar per didelį insulino kiekį, neatsikratysite riebalų, kad ir kaip intensyviai ir dažnai sportuotumėte. Taigi būtent hormonai nusprendžia, ar kalorija bus paversta į raumenį ar riebalus. Tačiau gera žinia ta, kad hormonus galite nesunkiai valdyti. Ir pasakysiu kaip. Pirmiausia, apie visiems puikiai žinomą testosteroną. Mums svarbi jo funkcija yra baltymų nukreipimas į raumenis. Jei turime žemą testosterono lygį, raumeninė masė nedidės. Kaip ir sakiau. Šio hormono lygis su amžiumi mažėja, nesimėmame mažiau judėti, nustojame sportuoti. Pagal vieną tyrimą 3 iš 4 vyrų turinčių žemą testosterono lygį yra nutukę ar su viršsvoriu. Tai kasgi tas testosterono žudikas? Visi žinome, paprastas dalykas – alkoholis. Net vos 0,05 alkoholio koncentracija kraujyje gali testosterono išskirimą sumažinti net 9%. Daug, velniškai daug. Toliau. Vėl, visiems girdėtas, kai kuriems žinomas insulinas. Jis perneša riebalus ir cukrų iš kraujo į riebalų arba raumenines ląsteles. Jei kepenys visgi neišskiria pakankamai insulino, cukraus kiekis kraujyje staigiai didėja. Tada galimas nutukimas ir antro tipo diabetas. Taigi čia svarbiausia išlaikyti insulino lygį tolygų ir pakankamai žemą nuolatos. Išskyrus iš karto po sporto. Tačiau kodėl? Apie tai kitą kartą. Toliau mūsų sąraše yra augimo hormonas, dar vadinamas somatotropinu. Jis skaido riebalų ląsteles ir naudoja raumenims, raiščiams ir sausgyslėms stiprinti. Organizmas augimo hormoną sintetina pats, tačiau maždaug perkopus 20-metį, tai yra sulaukęs 20 metų, jo lygis mažėja apie 15% per 10-metį. Kad natūraliai padidintumėte augimo hormono kiekį, sportuokite arti išsekimo ribos. Naudokite didelius svorius, darykite 8-12 pakartojimų ir ilsėkitės, svarbu, tai yra svarbu, ilsėkitės nedaugiau nei 60 sekundžių. Dabargi apie mažiau girdėtus skydliaukės hormonus triiodtironiną ir tiroksiną. Paprastumo dėlį, kad man nereikėtų laužyti liežuvę, tiesiog juos vadinsime T3 ir T4. Jie keliaudami organizme nusako kiekvienai ląstelei, kiek reikia energijos sukurti ir kiek išnaudoti. Net menki T3 ir T4 hormonų sumažėjimai gali stipriai sulėtinti metabolizmą ir svoris tada ims pastebimai ir greitai didėti. Norint išlaikyti tinkamą šių hormonų kiekį, kasdien tiesiog pakaks suvartoti po 150 mg jodą. Jūros maistas, kiaušiniai ir pieno produktai taip pat geri pasirinkimai. Paskutinius aptarsiu, gal kam girdėta, gal ne, leptiną ir greliną. Šie du broliukai, hormonai, nuolat kovoja tarpusavyje, norėdami smegenims pasakyti, kiek jums reikia maisto. Leptinas pasako smegenims, kada energijos jau yra pakankamai, o grelinas verčia jūs jaustis alkanais. Kai turite per daug riebalinės masės, sutrinka leptino darbas. Ir tada kovą ima laimėti blogiukas grelinas. Ir vis dažniau jaučiatės alkanas,
nors energijos jums iš tiesų tiesiog pakanka. Pagal tyrimus, žmonės per naktį miegantis 6 ir mažiau valandų turi padidėjusį grelino kiekį, o leptinas, aišku, automatiškai mažėja. Todėl stenkitės miegoti 7-8 valandas. Idealiame pasaulyje, ko gero, norėtumėte miegoti 8-9. Taigi kitą kartą, kai Facebook'e pamatysite populiaraus trenerio rodomą geriausią pratimą makavykai, tai yra bicepsai, bet rezultatų taip ir nematysite, pagalvokite, gal tai gali būti hormonai kalti. Jeigu tai sutvarkysite, pasieksite gerą rezultatą ir jį pasiekti iš tiesų bus kur kas paprasčiau. Taigi, šio vakaro tema baigta, hormonai, laikykite juos stabilius. Iki.